Aukso amžius. Beveik pusmetis, kai būsto paskolą turintys žmonės gali lengviau ir pigiau pakeisti tą paskolą išdavusį banką ir taip susimažinti mėnesio įmoką. Gali ir nekeisti banko, o iš naujo susitarti su tuo pačiu. Lietuvos banko vadovas sako, refinansavimo nauda akivaizdi. Nuo vasario pasiekę geresnių sąlygų žmonės kartu sutaupys iki 160 milijonų eurų. Bet paskolų tarpininkai atkreipia dėmesį, kad už būsto paskolas Lietuvos gyventojai bankams tebemoka vienas didžiausių palūkanų visoje eurozonoje. Tai kodėl taip yra ir kiek tai tęsis, apie tai šį kartą laida Aukso amžius. Aš esu Irma Janauskaitė, o diskutuos Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė. Labadiena. Labadiena. Banko asociacijos prezidentė Ivilė Čipkutė. Labadiena. Sveiki. Na, nematome, bet bent girdėsime gerai, tikiuosi, visą laidą jūs. Ir paskolų brokerio Refigo vadovas Mindaugas Girjotas. Labadiena. Labadiena. Pone Valinskytė, Seime komitete jūs pristatėte skaičius, kiek žmonių čia kaip elgėsi, kad susimažintų už paskolą kas mėnesį mokamą sumą, kas ten kur su kokiais bankais dėrėjosi, dauguma net nekeitė banko, kai kas keitė, tai na įgarsinkite tuos skaičius. Taip, tai kaip jau minėjote, nuo vasario 1 dienos įsigaliojo tam tikri reguliavimo pasikeitimai, kada žmonės gali lengviau ir pigiau refinansuoti savo būsto paskolas. Dabar šie pakeitimai, jie padeda ne tik keisti kredito davėją, tačiau ir padidina vartotojų derybinės galės tariantis su savo banku, nes ir taip didina iš esmės konkurenciją rinkoje tarp esamų kredito davėjų bei tariantis su esamais kredito gavėjais ir naujais. Dabar kalbant apie tendencijas, iš tikrųjų nuo vasario 1 dienos tikrai pamatėm nemažą šuolį tiek persitarimų, tiek refinansavimo atveju. Dabar refinansavimo atveju visada istoriškai buvo gana nedaug, tarkim 2023 metais 20-30 atvejų per mėnesį, tai po reguliavimo pasikeitimų išaugo 10 kartų daugiau. Tai per mėnesį tokių sandorių kol kas vyksta nedaug, apie 200, tačiau vis tiek tai yra gerokai daugiau negu buvo anksčiau. O persitarimų taip pat yra nemažas šuolis, tai per mėnesį apie 5000 tokių sandorių įvyksta. O tai iš viso ir tų ir kitų per Taip, tai nuo vasario, mes dabar kalbam apie 3 mėnesius, nuo vasario, kovo ir balandžio mėnesiais. Čia duomenys už tiek turite. Taip, persitarta dėl 16 000 būsto paskolų, o refinansuota beveik 600 būsto paskolų. Dar paskutinio mėnesio tendencijos iš esmės atkartoja tą, tačiau dar, kol kas dar žali labai duomenys. Taip. Bet radau, kad iš viso 30 000 maždaug yra, tai čia jau iš anksčiau žmonės iki vasario 1 pernai jau irgi bandė ten, žodžius, kažkaip gerintis tas sąlygas. Iš kur tas 30 000? Taip, pagyvėjimas jau matėsi 24 metais ir iš esmės maždaug nuo balandžio, gegužės mėnesio galima taip pastebėti, kada iš tikrųjų pradėjom gana aktyviai komunikuoti apie tai ir buvo svarstomi šitie būsimi pakeitimai. Tai kalbant nuo 24 metų, tiek refinansuota ar persitarta dėl beveik 20 000 20% būsto paskolų portfelio, o vartotojų tai palėtė apie 30 000 vartotojų. Ir maržą labiau susimažino tie, kas keitė banką, o ne tie, kas su savu banku persitarinėjo iš naujo. Taip, tokia statistika, turbūt dar yra per daug mažai duomenų, kad būtų galima daryti kažkokias tvirtas išvadas, tačiau iš esmės refinansuodami vartotojai sumažina maržą apie 0,5 procentinio punkto, o persitardami 0,35 procentinio punkto. Pone Čipkutė, kodėl savo seną turimą klientą bankas vertina mažiau nei naują ir jam sąlygas mažiau pamažina negu tam, kuris naujai ateina pas jį? Kaip žinia, kainos klausimai yra konkurencijos dalykas ir mes jau nediskutuojam, tai asociacija, bet norėjau atkreipti dėmesį į statistiką, kuri buvo paminėta. Tai iš tikrųjų mes kalbam apie 16 000 atvejų, kai buvo persitarta banko viduje, tai yra sutarties pakeitimai buvo tam tikrai atlikti, ir tik 600 vienetų refinansavimo atveju.
kurie vyko pagal įstatymą. Na, kitaip sakant, mūsų vertinimu galima konstatuoti, kad refinansavimo produktas kaip ir neegzistavo, taip ir iš esmės praktiškai neegzistuoja. Ir ne visai korektiška būtų 16 tūkstančių su 600 vienetų, kaip sakant, vidurkį lyginti. Ne visai tie 600 vienetų refinansavimo gali parodyti, ką yra. Tai dėl to mes nelabai sutiktumėm su Lietuvos banko išvada, kad kas yra geriau. O kodėl tas refinansavimas taip ir neprigijo, nežinau, neišpopuliarėjo kol kas, ponia Čipkutė, kaip Jūs manot? Na, todėl, kad, kaip ir matom, žmonės kreipiasi į savo banką ir iš tikrųjų jie pradėjo kreiptis dargi anksčiau, negu mūsų duomenimis, negu Lietuvos bankas minėjo, 23 metais daugiau pradėjo kreiptis, kuomet Europos centrinis bankas padidino bazinės palūkanas. Tuomet žmonės kreipiasi ir prašydami ir maržas peržiūrėti, bet kartu taip pat ir pakeisti ir sutarties kitas sąlygas, pavyzdžiui, pailginti ar patrumpinti paskolos terminai ir kiti dalykai. Tai kreipiasi ir jų bankai peržiūrėjo, nes kiekvienas bankas, aišku, kad vertina savo klientą. Ir dėl to nenori, kad jisai niekur pabėgtų. Tai, bet jam sumažina mažiau negu tam naujam, kuris ateina. Tai ar čia vertinimas yra? Dabar mes čia kalbam, lyginam refinansavimo, nes Lietuvos bankas ima tos duomenis, lygina refinansavimo atvejus, kur yra tik 600 su 16 tūkstančių peržiūrėtų. Tai čia nelabai, ne obuoliai su obuoliais čia iš tikrųjų lyginami yra. Supratau, dar statistikos per mažai skaičiukų. Pone Girijo, tai kaip Jūs manot, ar čia rodo ką nors ar ne tie skaičiai, ta statistika, kad jeigu kitą banką pereini, tai gal geresnės sąlygas gauni, negu kad lieki su tame ir tariesi savo banke? Čia turbūt reikėtų sutikti su Lietuvos banko statistika, nes mes tą pačią tendenciją matome, kad jeigu klientas pereina į kitą banką, jis iš esmės gauna šiek tiek geresnės sąlygas negu bandydamas susimažinti esamą banką. Bet kodėl taip yra? Aš manau, kad čia yra dvi priežastys esminės, ką mes jau kurį laiką bandome pasakyti. Tai konkurencijos stoka. Ir čia ta konkurencijos stoka, mes dabar su Lietuvos banku turime tokią darbo grupę Lietuvos banko dėka įkurta ir ten diskutuojame apie tai, kaip tą konkurenciją paaštrinti, tai reiškia, kaip nepriklausomas tarpininkas įgautų didesnį vaidmenį. Ir antra priežastis yra tai, kad patys komerciniai bankai gana ilgą laiką, turbūt gal 15 ar 20 paskutinių metų, vartotojai tiesiog bandė sakyti, kad tu būk lojalus man, ir jeigu būsi lojalus, tai tam pačiam banke tarsi gausi geresnės sąlygas. Ir tas kažkuria prasme yra užstrigę vartotojai ir jis pasitikė tuo, kad aš būsiu lojalus, tai man bus geresnės sąlygos. Kas nėra tiesa, nes bankas kiekvienu atveju tiek paskolos, tiek, sakykime, vartotojo atveju vertina iš esmės tą dieną, kokia yra rizika. Ir kai vertina, tada jis ir siūlo tą kainą. Tai čia turbūt pagrindinės ir yra dvi priežastys, kodėl ta kaina iš esmės yra tokia, kokia yra šiandien. O nėra taip, kad žmonės tiesiog tingi, lietuviai neįpratę, per sudėtinga jiem per tos bankus šokinėti? Tai žinot, vartotojų įprotį pakeisti yra gana sudėtinga. Aišku, Irma, tikrai sutinku, bet dar yra ir kita priežastis, ką jau minėjau, ar ne, kai tau daug metų bando pasakyti, kad tu būk lojalus, dėl to tu gausi geriau, tai tiesiog žmogui tai įstringa ir jis nenori keisti. Ir čia turbūt dar pasireiškia tuo, kad vis tik 3 didieji bankai yra pasidalinę didžiausią rinkos dalį šitoje vietoje ir jie tikrai bando laikyti visomis formomis ir nepaleidžia. Tai dėl to ir refinansavimas jis yra iš esmės toks labai lėtas reiškinys. Kas galbūt kitose Europos šalyse arba eurozonoje yra tikrai plačiau paplitęs. Norėjau sureaguoti. Aš tiesiog norėčiau pridėti gal, kad to reguliavimo tikslai, mes matuojam ne tik refinansavimo atvejais, bet ir tais persitarimo atvejais, nes jų tiek daug nebūtų buvę, jeigu nebūtų tos paskatos ir bankams daugiau kreipti dėmesį į vartotoją ir tada jam jau pasiūlyti tokį maržos sumažėjimą, kad jis jau neturėtų paskatos išeiti pas kitą. Tai matot, kai statistika rodo, kad žmonės kreipiasi ir iš tikrųjų, ką mes matom, geriausia teigiamą dalyką apie šitą reguliavimą naują, tai yra visuomenės švietimas, nes daug buvo kalbama apie tai, mes visi kalbėjom apie tai, žmonės klausė ir skambino ir rašė savo banką.
Čia pagrindinis dalykas, tai yra finansinio raštingumo didinimas ir net ir be įstatymo tas būtų įvykę. Bet kaip ir minėjau, net ir Europos centrinio bankui pradėjus kelti palūkanų normos bazinės, jau žmonės pradėjo galvoti, gal galima būtų kažką padaryti. Tai nebūtinai čia įstatymas tą efektą padarė, bet ir sąlygos, bet svarbiausia būtų finansinis raštingumas. Pone Valinskytė, sutinkat ar ne, kad čia įstatymo net nereikėjo, viskas savaime būtų įvykę? Na, dabar sunku pasakyti, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę, bet greičiausiai, kad aš manau, kad galbūt būtume matę maždaug 23 metų tendencijas, kai vis tiek tas persitarimų atvejų skaičius buvo, jie vyko, tačiau jie tikrai buvo palyginti mažam lygiai. Tie žmonės, kurie susimažino tas maržas, kiek kiekvienas iš jų sutaupys, jūs irgi turit skaičiavimus, ponia Valinskytė? Taip, tai naudojant tos vidutinės sumas, kurias minėjau, maždaug 0,5 punkto maržos sumažėjimas refinansavimo atveju, vėlgi vartotojui per visą paskolos laikotarpį leistų sutaupyti apie 7 000 eurų, o persitarimo atveju, kai tas maržos sumažėjimas šiek tiek mažesnis, apie 4 000 eurų, čia per visą paskolos sumą, bet per visą paskolos trukmę, bet aišku, yra tų susitarimų yra ir dar naudingesnių vartotojų, tai jau kurie turi didelę paskolą, ilgos trukmės, tai jiems aišku sutaupimai yra didžiausi. Mes turime atvejų, kada padėjome sutaupyti per visą likusį laikotarpį virš 35 000. Jisai refinansavo. Savo ir sutaupys virš 35 000 per likusį paskolos laikotarpį. Jisai į kitą banką perėjo, Taip. Čia tam pačiam. Taip, į kitą. Bet jums reikėjo susimokėti, jisai jums turėjo sumokėti. Na, taip, tiesa, nes nepriklausomų kredito tarpininkų nėra, kaip čia reguliuojamas įkainis rinkoje, dėl to ir prarastų tada prasme nepriklausomo tarpininko vaidmuo, ar ne, jeigu būtų reguliuojama, nes tada mes būtume priklausomi, jeigu mes, tarkime, dirbtumėme su vienu iš kažkurių bankų, ar ne, tai čia toks ir yra mūsų vaidmuo, padėti žmogui sutaupyti. Ir mes tiesiog, kaip čia, mūsų kainodara yra paremta labai sąžiningų principų. Jeigu vartotojas sutaupo, mes paprašome sumokėti mūsų mokestį, bet jeigu vartotojas nesutaupo, tai reiškia, mes nepadedame vartotojui surasti to geresnio pasiūlymo, tai mes šiuo atveju neimame mokesčio jokio. Tai gerai, 35 000 man skamba jau padoriai, bet o 4 000, 7 000 ir verta čia dėl to? Tikrai verta. Pagalvokime apie tai, kad 4 000, pavyzdžiui, kurios galima atsidėti būsimai savo senatvėjai, ar nežinau, kiekvieno mėnesį išleisti vaiko ar šeimos geroviai. Tai čia yra tikrai apčiuopiama pinigų suma. Pone Čipkutė, mes kalbėjome, kad iš viso apie 30 000 žmonių jau taip čia sugebėjo pasigerinti sąlygas, ar ne, su bankais vienaip ar naujais, ar savo senais susitarė, bet bent vieną paskolą Lietuvoje turi tik turbūt 10 kartų daugiau žmonių, kokie 300, ten kažkiek. 60 000. 360 000 Lietuvoje. Tai ar tas 30 000 prieš 360, vis dėlto, ar čia yra didelis aktyvumas žmonių? Ar jis dar didės, ar jau viskas čia taip panašiai, tiek lietuvių ir yra aktyvių? Sunku, aišku, prognozuoti, ateitį ir matom, kaip žiūrėdami į praeitį, kad vis tik palūkanų normų svyravimai labiausiai tą aktyvumą ir įtakoja. Kai padidėjo, tas žmonės pradėjo judėti ir galvoti, ką daryti, ar įmanoma kaip nors gal pasimažinti. Ir jeigu jos ir toliau mažės, ką Europos centrinis bankas daro, tai galimai žmonių dėmesys kitur kreipsis ir tas kitur kreipimasis iš tikrųjų irgi jau statistikai jau matosi, nes matom šiek tiek mažėjant palūkanų normoms ir šiaip ganėtinai optimistiniams lūkesčiams išliekant. 25 metų, šių metų pirmo ketvirtį yra rekordinis skaičius naujų būsto paskolų. Už 726 milijonus bankai suteikė. Tai yra net 80% daugiau nei pernai metų pirmą ketvirtį. Tai akcentas, ne iš persitarimo eina į naujas paskolas šitai situacijai besikeičiant. Tai iš esmės tai rinka labai aktyvi yra, ypač naujų būsto paskolų. Pone Valinskytė, o maržos irgi naujų paskolų yra mažesnės negu net persitarus tų turimų paskolų seniau imtų? Iš esmės pasiekiama labai panašiai į naujų paskolų maržą. Tai refinansuojant mes tą ir stebim, kad vidutiniškai pasiekiamas 1,5%, kas ir yra dabar naujų paskolų marža. Persitariant tai yra šiek tiek
šiek tiek didesnė, 1,6, bet vėlgi čia gali būti paklaidos ribose. O dar tos skaičius iš perspektyvos matant, tai tie 30 000 vartotojų ir sudaro jau apie 20 dabar 20% būsto paskolų portfelio. Tai galima sakyti, 1/5 būsto paskolų jau yra kaip ir persitarta arba refinansuota, yra marža sumažėjusi, bet vis dar mes matome, kad vidutinė būsto paskolų portfelio palūkanų marža yra 1,65. Tai yra šiek tiek dar didesnė už naujų paskolų maržą. Tai dar erdvės tiems vartotojams, kurie nepakeitė savo sąlygų, turbūt yra. Tai dar ir dabar apsimoka persitarti žmogui, bandyti arba į naują banką, arba su savo banku kalbėti. Negalim sakyti, kad nuslūgo, bumas čia jau baigėsi viskas. Sunku pasakyti, bet aš galvoju, kad dar įsivažiuoja jis, ko gero, nes vis tiek dar tik tai kelis mėnesius, jau čia mes stebėm tokias aktyves tendencijas, tai dar kurį laiką, manau, tai tęsis, kada jau didžioji dalis vartotojų, pasieks jiems geresnės sąlygas, tada turbūt matysim nusiraminimą šitoj rinkoj. Pone Girijo, tai tęsis dar ar jau nurimo, jau nebeapsimoka, jau visi, kas galėjo gauti mažesnę, jau gavo? Ne, tikrai tęsis, aš esu to tikrai tikras 100%. Kodėl? Todėl, kad mes šiaip turėtumėm pasiekti mano galva eurozonos, bent jau eurozonos vidurkį. Ir mes dabar esame labai toli. Vidutinės, jeigu pažiūrėti statistiką, kas yra skelbiama Europos centrinio banko tinklalapyje, tai marža Lietuvoje šiuo metu yra apie 2 kartus didesnė už vidurkį eurozonos. Tai ir čia labai stipriai išsiskiria turbūt visos Baltijos šalis, bet čia vėl natūralu dėl to, kad tie patys bankai veikia iš esmės, ar ne? Tai ta pati kredito politika per visas 3 šalis nieko nesiskiria ir čia turbūt kiekvienam vartotojui reikėtų užakcentuoti, kad bent jau pasitikrinti banko maržą reikėtų paklausti kartą per metus, o pasitikrinti arba pagalvoti apie refinansavimą kartą per 2 metus, kas įstatymė beje yra ir numatyta, kad pereiti galima nemokamai supaprastinto refinansavimo tvarka 1 kartą per 2 metus. Ar realu susimažinti iki to beveik 1%, kas yra eurozonos vidurkis, kad marža būtų pasiekti, kad būtų tokio dydžio? Aš galvočiau, kad realu, nes vėlgi prielaidos tam yra tikrai, jeigu, aišku, čia mes padėsime kažkaip tą konkurenciją didesnį nešti, čia turbūt labiausiai tai ir įtakoja, bet pažiūrėkime ten bent metus laiko atgal, maržos buvo 0,5% didesnės vidutiniškai, gal net ir daugiau, ar ne, o kaip iki to momento, kada Lietuvos bankas pradėjo garsiau kalbėti apie refinansavimą iš viso tokį kaip reiškinį, tai maržos buvo apie 2,5% ar 2,4%, dabar jau kalbame apie 1,65 ar apie 1,5%. Tai mes turime 1 procentinių punktų mažesnę kainą. Ir jeigu dar sugrįžtant šiek tiek istorijos, ten 2006-2008 metai, tai vidutinės maržos buvo 0,6-0,8. Aš, pavyzdžiui, pats irgi prisipažinsiu, moku šiek tiek mažiau negu dabar Lietuvos bankas deklaruoja vidurkį. Tai kodėl tada turėtų dabar vartotojai mokėti brangiau, nes šiaip pažiūrėkime rizikos prasme, ar ne, nemokos arba tie, kurie nemoka laiku už būsto kreditus, yra ten labai minimalios, jeigu gerai pamenu, gal 0,5% punkto. Tai, atsiprašau, 0,05% punkto. Tai čia yra iš viso praktiškai niekas, ar ne? Tai būsto kreditas yra labai saugi paskola bankui ir čia turbūt tik konkurencija ta didesnė gali įtakoti, kad tos maržos mažėtų taip, kaip yra eurozonoje šiandien. Pone Čipkute, ar tikrai taip yra, kad konkurencija kalta, ar kas čia kaltas, kad Lietuvoje bankai daugiau savo pasiima iš būsto paskolos ėmėjo žmogaus, negu ten bankai, nežinau, Švedijoje, Prancūzijoje ar dar kažkur? Čia vėl kiekvienu laikotarpiu galima interpretuoti skirtingai šitas skaičius. Nes, pavyzdžiui, šiuo metu patys naujausi skaičiai yra tokie, kad eurozonoje būsto paskolų palūkanų vidurkis yra 3,25, tuo tarpu pas mus Lietuvoje 4,04. Latvijoje ir Estijoje yra daugiau, Vokietijoje 3,7. Labai netoli. Tai mes ką turim, kadangi pas mus yra dominuojančios, yra kintamos palūkanų normos, tai pas mus labai banguoja tas vidurkis priklausomai nuo Europos centrinio banko palūkanų normų. Ir kuo labiau kris
tos bazinės palūkanos, tuo labiau kris ir mūsų vidurkis. Ir aišku, tai yra laiko tas lagas vadinamas, kol atsispindės statistikoje. Tuo tarpu yra šalių, kuriuose dominuoja fiksuotos palūkanos ir ten yra stabilesnės, bet jos vidutiniškai ilguoju laikotarpiu yra aukštesnės. Tai žiūrint, kaip žiūrėsim. Kitas dalykas yra tas, kaip ir minėjau, vienas dalykas dėl konkurencijos mes nediskutuojam kainų, bet čia yra bendri makro dalykai, kad tos kainos visada yra nustatomos atsižvelgiant įvairius veiksnius, tame tarpe ir makroekonominius, ir į ekonominį ciklą. Ir mes turėjom periodų ekonomikoje, kai buvo tikrai labai mažos prieš praeitą krizę, prieš 2007-2008-2009 metų krizę. Mažos buvo labai dideli skolinimo tempai. Klausimas, ar buvo, kaip sakant, subalansuotas augimas, atsakymas turbūt aiškus, gal nelabai, ir visa tai yra turbūt vertinama makroekonomiškai. Taip, bet jūs skaičius bendrai bendrų palūkanų davėte ne atskirai maržų, bet štai buvusi finansų ministrė, kaip tik Seime komitete, ponios Valinskytės klausė ir šiaip retoriškai klausė, ar čia nėra bankų susitarimo, kad leidžia truputį pasimažinti maržas, bet ne tiek, kiek maksimaliai galėtų. Tai čia ar galima tuo įtarti bankus ar ne, ponia Čipkutė? Aš kaip minėjau, mes apie kainas asociacijoje nediskutuojame ir kiekvieną atvejį, kiekvieną kredito įstaigą vertina individualiai. Žmogus kreipiasi ar į savo banką, ir visus bankus ir gauna iš jų pasiūlymus ir daro sprendimą. Pone Valinskytė, ar čia konkurencija per maža, ar čia bankai per godūs, panaudosiu tą žodį, dažnai taip sakoma, nors verslas kaip ir visi verslai yra ir bankai. Aš gal taip apie tą lyginimą su eurozonos statistika tik norėčiau pridėti, kad iš tikrųjų labai daug veiksnių remia tą maržos dydį ir palūkanų normą, kaip jau kalbėjom, priklauso ir nuo to, ar kintama ar fiksuota palūkanų norma, o marža priklauso nuo daug veiksnių, ir nuo administracinių kaštų, nuo rizikos, nuo tos pačios konkurencijos ir panašiai. Bet priklauso ir nuo paskolų produktų, kurie būsto paskolos iš esmės yra gana skirtingos visose Europos šalyse, tai yra gana nacionalinis toksai produktas, orientuojamas į vidaus rinką, bankai, kur yra įsisteigę toje rinkoje dažnai ir teikia. Ir yra daug specifikos, yra savas reguliavimas, tai pavyzdžiui Prancūzijoje ar Vokietijoje tai yra dar visai kitoks reguliavimas. Tai šiaip sunku palyginti tas maržas ir aš gal nedrįščiau sakyti, kad eurozonos vidurkis yra kažkokia siekiamybė. Mūsų turbūt, mums reikia žiūrėti, kur nusistovės. Mums geriau norisi toliau. Mažiau. Aišku, norisi visą mažiau. Tai gerai, lyginkime Suomiją, pavyzdžiui, ar ne? Aš turiu bičiulį Suomijoje, prieš 3 mėnesius paskolino paskolą su 0,55 marža. Kuo Suomija skiriasi nuo Baltijos šalių? Švedijoje kalbėjau prieš 3 savaitės su klientu, šiaip žmogus investuoja, ar ne, turi verslą, investuoja, bet tuo pačiu perka nekilnojamą turtą, butus, kurios nuomoja, tai skolinasi už mažiau negu vienetą maržą. Tai šiaip mes turime švediškus bankus Lietuvoje, kiek aš žinau, ar ne, tai vat kodėl ten yra mažiau negu vienetas, o Lietuvoje mes kalbam apie 1,65 ar 1,5. Tai čia turbūt yra tas retorinis klausimas, į kurį reikėtų ieškoti atsakymų. Ar lietuvių tada šansų yra tik tai susimažinti bendrą mėnesio įmoką, bendrą palūkanų sumą, tik tai jeigu bazinės palūkanos mažėja? Ne, netiesa. Aš vis tiek tikiu tuo, kad marža yra tas dalykas, dėl kurio reikia ieškoti persiderėjimo galimybių. Ir čia turbūt reikėtų vartotojui labai aiškiai atsakyti, kad nereikėtų bandyti suplakti palūkanos, ar ne, palūkanos bendra reikšmė, dėl to, kad Europos centrinio banko dalis, vartotojas jos negali pats įtakoti, jis neturi jokios darybinės. Ir bankai negali taip pat, jis neturi jokios darybinės galios, skirtingai negu nuo banko maržos, kurią gali persiderėti. Gerai, kalbėjome, kad dabar dar verta tą daryti. Ar yra žmonių, kurie dabar domisi? Ar vasarą viskas nuslūgo, ponia? Domisi, tikrai domisi. Mes, aišku, pabūsiu sąžiningas, kad šiek tiek yra tas nuslūgę. Normalu, atostogų metas prasidėjo ir daug žmonių atostogauja, bet mes tikrai kiekvieną dieną turime besikreipiančių žmonių, kurie ieško sprendimo, kaip susimažinti paskolos kainą. Pone Valinskytė, tai vis dėlto kodėl taip yra Lietuvoje, kad Suomijoje geriau, sakykime, būsto paskolos turėtojai negu Lietuvoje, bet to, ką jūs jau išvardėjot?
Na, aš kaip minėjau, tai ir skiriasi ir paskolų reguliavimas, ir produktai, na, konkurencija, aišku, irgi įtakoja. Bet ar tai reiškia, kad iš vis negalime lyginti su kitais, nes tiesiog turim, ką turim ir viskas? Galim lygintis, bet turbūt reikia tada labai gerai žinoti kiekvienos šalies specifiką, kuri šiaip nėra labai lengva išsiaiškinti kiekvienos šalies specifiką ir palyginti tos skirtumus ir tai suvesti į tą maržos dydį. Pone Čipkutė komitete kaip tik minėjo tokį dalyką, jeigu aš teisingai supratau, kad dabar leidų žmonėm arba eiti į kitą banką, arba persitarti su savo banku, tai kaip tik dalis žmonių lieka savam banke ir tai būtent pririš juos. Ir tie bankai dar stambės, dar tokie labiau taps, na, daugiau tokių tikrų klientų ilgam turintys. Ar taip gali atsitikti? Na, iš tų kelių mėnesių statistikos, kurią stebim, mes stebim ir srautus, iš tikrųjų, kaip juda, tai, na, kol kas negalim to teikti, kad yra kažkokia tendencija. Iš tikrųjų, labai įvairiai. Vartotojai juda ir tarp didžiųjų bankų, ir iš didžiųjų vyksta į mažesnius, ir iš mažesnių į didesnius labai įvairus tas yra paveikslas. Tai kol kas kažkokios įtakos didelės nematom bendrai paskolų portfelių dydžiams, bet aišku stebėsim ir vertinsim. Pone Čipkutė, tai ar bus šalutinis poveikis, jeigu taip galima pavadinti, šito įstatymo refinansavimo? Nu jo, čia keletą iš tikrųjų nariai mato šalutinio tokio neįgiamo, sakykime taip. Tai vienas dalykas, labai administracinė našta išaugusi, kas reiškia besikreipiančių yra begalės iš tikrųjų dėl norinčių pasitikrinti ir pasižiūrėti. Ir tas reiškia, kad kiekvieną, aišku, paklausimą reikia aptarnauti ir keistis informaciją. Tai administraciniai kaštai išaugia būsto paskolų. Kitas iš ties mūsų nariai, ypač mažesni, pastebi, kad neigiamai veiks ir jau veikia būsto paskolų koncentracija, nes vis tiek žmonės peršoka dažniau į didesnius, kur vidutiniškai yra mažesnės maržos, sakykime, ta tendencija yra į viršų. Ypač turint omeny, kad mes pastaraisiais metais turėjom gerą ekonominę situaciją, žmonių pajamos augo, nedarbo lygis mažas, tai reiškia, pasisustas kreditingumas yra pagerėjęs. Taip, vidutiniškai yra pagerėjęs žmonės. Ir ta rizikos koncentracija ilgainiui nėra geras dalykas. Tai čia šitą norim, kad turėtų Lietuvos bankas omeny ir aišku, kad būtų vertinęs anksčiau irgi. Ypač mažų narių, mažų rinkos dalyvių atžvilgių, unijų ir mažesnių bankų atžvilgių. Pone Girjo, tai yra tokia rizika, kad konkurencija dar labiau pamažės. Nors tarsi gero dalyko norima pasiekti, bet gali pavirsti į... Mes turime gražių pavyzdžių, kada žmonės iškeičia didesnį banką į mažesnį ir jie yra tikrai laimingi. Ir aš čia norėčiau padrasinti visus vartotojus, kurie turi būsto paskolas, nepabijoti šito žingsnio, todėl kad turbūt nėra svarbu, ką mokėti palūkanas, ar ne, kuriam bankui svarbu, kiek moki palūkanų. Tai čia nereikia pabijoti atsisakyti kartais, ar ne, to banko, su kuriuo draugavai daug metų, jeigu tas bankas šiandienai tau neduoda tos kainos, kurią tu gali gauti rinkoje geriausia. Tai ir reikia remtis tais pavyzdžiais, kai žmonės, tikrai mes turėjome tokių pavyzdžių, kada labai buvo sunku iš vieno tų skandinaviškų bankų, ar ne, atsisakyti būti jo toliau klientų, bet klientas pasirinkęs vieną iš mažesnių bankų sutaupė ir yra laimingas. Ir dėkoja mums šiandien už tai, kad mes padėjom tarpininkaujant. Tai dėkui, pažiūrėsim, kas čia metų pabaigoje, kokius skaičiukus turėsime. Ačiū, kad atvykote į LRT radiją. Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento direktorė Nijolė Valinskytė, banko asociacijos prezidentė Eivilė Čipkutė ir paskolų brokerio Refigo vadovas Mindaugas Girjotas. Kalbinau aš, Irma Janauskaitė, kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Netrukus žinios, likite su LRT radiju. Ačiū, iki.